Nulinom ar nudžiuginom? Ar išgąsdino? Nevertėt mąstyti. Išvalo. Įsivaizduojate save kaip garsų pasaulį. Pati populiariausia buvo vis dėlto opera, kadangi turėjo tokį solistą kaip Kipras Petrauskas. Na ir tiesiog dramai buvo gana sudėtinga tokiomis sąlygomis gyventi, truputėlį kalbininkė buvo, bet vis dėlto gyveno, statė spektaklius, o šitoje vietoje, kaip aš jau minėjau, buvo kino teatras, kuris atrodė štai taip, buvo įspūdingas toks taip vis. Šiandien pradedame šį festivalį. O festivalio globėja yra Kauno miesto savivaldybė. Mes, dalyvaujant ir daugybei iš miesto tarybos narių, ir kultūros komitetui, ir švietimo, sporto, ir ekologijos komiteto, švietimo ir ugdymo skyriaus, kultūros skyriaus. Mes kartu su meru norime jūsų akivaizdoje pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Šią sutartį inicijavo Kauno miesto taryba. Ji pritarė šios sutarties buvimui su teatru iki 2015 metų. Ir ta sutartis suteikia galimybę būtent mums galvoti apie tokius edukacinius projektus, kurie būtent būtų skirti jūsų kartos žmonėms. Tie mūsų pasirašyti dokumentai suteiks galimybę ir nekurio spektaklius paversti edukaciniais. Egidijus sako, laisvai daro. Nerim, sako. Ir džiaugiuosi, kad iš tikrųjų ir kultūros švietimo departamentas labai greitai suderino sutartį. Edmundas Balasevičius visada daro viską greitai, tiksliai. Užvakar taryba be jokių diskusijų, vienintelis pasiūlymas buvo, kad ne tik tai šiais metais, bet iki 2015 metų, kad būtų pasirašytas sutartis. Tai tikiuosi, ne tik studentai ners į teatrą, bet nepaisant to, kad savivaldybė nėra šito teatro steigėja, aš manau, kad ir visi Kauno moksleiviai turės galimybę per tą laikotarpį, tikrai, o Kaune yra apie 41 000 moksleivių, aplankyti teatrą. Gal sėdam pasirašom? Nerimi teatras. Man atrodo, kad kiekvienam žmogui teatras yra savas, teatras yra sava planeta, į kurią kiekvienas eina kitaip. Man, pavyzdžiui, tai yra kažkas gražaus, kažkas kūrybiško. Čia yra dvasia, kur kuriama, kur viskas vyksta. Ir man atrodo, teatras yra labiausiai kuriantis visuomenės ir tautos dvasią ir palaikantis ją. Karštas smėlis. Za.